Рядом со мной находятся наши ученики. Это новые целители Литвы со способностью духовного выравнивания. И, пожалуйста, по необходимости, по нужде, обращайтесь к ним за помощью. Aš esu Audronis, šalia manęs Violeta. Mes viską atliekame kartu. Esame iš Druskininkų. Kažkada prieš 6 metus mes važiavome, tiksliau skridome į Vokietiją, kad įsitėtumėm pas Piotrą. Tada mes patikėjom šito gydymo metodu, susidomėjom, druskininkietė Vaiva pakvietė Piotrą į Lietuvą. Piotras pradėjo gydyti, po to pradėjo vesti mokymus. Štai mes baigėm mokymus ir esame čia, kur dabar esame. Esu Vaiva iš Druskininkų. Sužinojau apie Piotro gydymo metodą prieš maždaug 7 metus ir kada nuvykau laukus ilgus 4 mėnesius į Vokietiją, buvau taip sužavėta, ką jisai daro, kad tiesiog negalėjau atsidžiaugti, kad yra toksai gydymo būdas, nes aš kažkaip ir anksčiau galvojau, kad kažkas tokio nepaprasto turi būti. Ir kada išgirdau, kad Piotras kalba rusiškai, džiaugiausi, kad nereikia vertėjo, priėjau ir paklausiau, o ką daryti tiem žmonėm, kurie negali pas jūs atvažiuoti į Vokietiją, kuriem tikrai labai reikia pagalbos ir jie negali nei lėktuvų, nei automobiliu atkeliauti. Ką daryti tokiu atveju? Ir Piotras pažadėjo, kad jis tais metais dar negali, bet kitais jau galės atvykti į Vokietiją. Ir štai mes nuo 2010 metų jau galim pakviesti iki keletą kartų per metus į Lietuvą. Jau virš 4000 žmonių ištiesintų ir džiaugiuosi, kad mūsų jau visa komanda praėjo visus kursus iki galo, tiesinam, nuostabus rezultatai, tokie atvejai, kurie, stebuklingi tikrai. Ir aš pati turėjau tokių tiesinimų, kai mama stovėjo šalia jau ištiesinta ir matė, kaip vaikutis, kurį aš tiesinau, stovėdama šalia, kaip ir įeina balta šviesa per stuburiuką, pasidalina per klubus, išeina per kojas, o vaikutis matė tuo laiku vaivorykštės. Ir tai, ką galima nuveikti su dvasiniu stuburo tiesinimu, kai išlaisvinamas žmogus iš visų savo įtampų, visų savo gyvenimų, yra tikrai nepaprasta, unikalu, protu nesuvokiama. Ir džiaugiuosi, kad vis daugiau ir daugiau žmonių tai sužino. Ir trūksta žodžių, kaip džiaugiuosi, kad yra toksai Piotras, kad galima patirti tokius stebuklus, nevažiuojant kažkur labai toli, kad galima jį pasikviesti į Lietuvą ir kad mūsų gyduolių vis daugėja ir kiekvieną dieną vis daugiau žmonių galim pagelbėti. Tekia būti pakviesta ir į reanimaciją, ir laikyti kilogramų laiko vaikutį, kilogramų svorio. Ir tėvai pasakė, kad gydytojai pasakiusi, jeigu šitas būdas padės, tai padės, nes kitų būdų jie nežino. Nes jie jau žinojo. Ir iš tikrųjų grįžta žmonės iš užsienio, kur irgi papasakoja, kad jiem parekomendavo jų gydytojai. Nes medicina, ką gali jau viską padarius, yra tik tai belieka tikėtis dvasinio gydymo stebuklų. Sveiki, mano vardas Rūta, esu iš Vilniaus. Dvasinis stuburo ištiesinimas tai yra naujas šuolis kvantinėme gydyme, tai yra sąmonės praplėtimas. Ir aš labai džiaugiuosi, kad pas mus atvyksta tokie nuostabus meistrai, kaip Piotras Elkonovičius ir Šalen, kurie užsiema dvasiniais gydymais ir kurie veda kursus, kurių dėka mes
irgi tapome dvasiniais gidovais ir dvasiniais tiesintais. Kursų metu aš pastebėjau, kad dauguma žmonių jie vaikšto netaisyklingai, jų vienas petys yra aukščiau, kitas žemiau, stuburas iškrypęs, todėl jie jaučia tam tikrus negalavimus. Ir būtent šio nuostabaus metodo dėka mes padedame žmonėms atsitiesti, pajausti savigydos jėgą, kuri veikia tiesiogiai į žmogaus sielą ir kūną. Turime labai gražių rezultatų, kai žmogus pagyja ir praeina nugaros skausmai, ar sąnarių skausmai, ar kitos lygos. Todėl linkime jums visiems patirti tą dvasinį stuburo ištiesinimą. Aš Lina iš Vilniaus. Esu gydytoja. Į dvasinio gydymo kelią atėjau dėl 2 priežasčių. Visų pirma, 26 metus gydžius tradiciškai pagal algoritmus savo pacientus, pastebėjau, kad aš jų lėtinių ligonių neišgydau iki galo, galim sakyti, nei vieno. Dėl to pradėjau domėtis, kad aš gydau pasekmę, simptomus, bet ne priežastį. Mane tai paskatino domėtis daugiau, negu kad išmokė universitetas. Antra priežastis, atvedusi mane į šį kelią, buvo mano pačios skausmas. Stuburo skausmas, kada nei aš pati, nei mano kolegos negalėjo man padėti nei medikamentais, nei fizioterapiniam priemonėm ir kuo toliau, to buvo liūdniau. Tad 2010 metais, išgirdus apie Piotrą Alkunovičių, nedvejodama atėjau pas jį, buvau ištiesinta ir nuo tada aš užmiršau, ką reiškia stuburo skausmas. Tas paskatino mane domėtis, eiti tuo keliu, mokytis ir štai dabar aš jau baigus visus kursus, pati darau dvasinį tiesinimą ir padedu savo pacientams. Rezultatai, turiu pasakyti, kur kas yra geresni bei efektyvesni negu tradicinės vien tik tai medicinos metodai. Tad aš labai laiminga, galėdama savo artimiesiems ir pacientams padėti šiuo būdu. Aš esu Alona, esu iš Kauno. Šiuo metu mano veikla yra dvasinis ištiesinimas. Ir atėjau į šitą kelią nelengvai, kaip ir daugelis mūsų, per savo problemas, per stuburo skausmus, per įvairias vaikų artimųjų problemas. Šiandien aš galiu pasakyti visiems, visi galite būti ištiesinti, sveiki ir laimingi. Dvasinio ištiesinimo būdas keičia žmogaus ne tik tai stuburą atitiesina, bet ir keičiasi jo sąmonė, keičiasi jo santykiai su aplinka, su artimaisiais, su draugais ir viskas keičiasi į gerą. Esu Valerija iš Vilniaus. Jau daugelį metų supratusi, kad mūsų sielai nėra ribų tobulėjimui. Ir dėkinga savo dvasiniams vedliams ir mokytojams, kurie mane atvedė iki šio metodo. Šiandieną aš esu laiminga ir laiminga mano šeima. Mes apsilankę pirmomis dienomis prieš 5 metus, kada atsirado šitas momentas, tai yra tapome laimingi, mes nusimetėme didelę karminę naštą nuo savo kuprelės. Ir šiai dienai aš labai džiaugiuosi dirbdama su rytų medicina, teikdama profilaktinę informaciją, aš šiai dienai gretinu ir padedu žmonėms. Mano vardas Danutė, aš gyvenu Marijampolės rajone. Į dvasinį kelią atėjau per skausmą. Skausmas mane suvedė su tokiu žmogum kaip Piotras Alkunovičius. Ir man labai gyvenime pasisekė, nes man teko garbė dirbti prie tokio žmogaus, keletą metų jam asistuoti, su juo dalintis džiaugsmais, įvykiais. Jis man perdavė nepaprastai daug informacijos,
kaip pasiekti, kaip padėti žmonėm. Ir aš esu laiminga tuo, kad galiu būti tarp tokių žmonių ir pasiekiau, ir galiu padėti kitiems žmonėm. Ir nebijokime mes pokyčių, nes kuo daugiau mūsų Lietuvoje bus dvasinių tiesytojų, nes ne tik fizinį kūną žmonėm galim nuimti šiuo metu skausmą, bet ir keisti situaciją. Netgi galim keisti dalinai ir įvykius į gerą pusę. Esu Daina iš Vilniaus. Likimas mane apdovanojo ir aš tapau viena iš 5 pirmųjų Lietuvoje, kurias Piotras Elkunovičius inicijavo dvasiniam stuburo tiesinimui. Šio metodo efektyvumu nesuabejojau nei akimirkai, pati patyrusi dvasinį stuburo tiesinimą. Per sekundės dalį atstatoma taisyklinga menčių padėtis, klubų padėtis, išnyksta skolioziniai stuburo pakitimai. Ir šita transformacija išlieka. Tai yra transformacija ne vien fiziniam kūne, bet kartu ir mūsų dvasioje. Šį sveikatinimo metodą kviečiu patirti ir išbandyti kiekvienam. Mano vardas Edita. Dirbu Alytuje, darau imago diagnostikas ir tiesinu stuburus. Kai man buvo 32 metai, aš susirgau išsėtinę sklerozę. O išsėtinė sklerozė tai yra nepagydoma liga. Bandžiau, tiesiog pradėjau keisti mąstymą, prisirašiau lapelių ant sienų, ant lubų, kad sveika, sveika, sveika. Ir visa ta vibracija eidavo per kūną ir aš tikrai taisiausi, sveikau labai greitai. Dar plus darėm organizmo valymus, stiprinom, labai didelę dėmesį kreipiau į maistą. Žiūrėjau, kiekvieną dieną rinkausi, ką valgyt. Tikrai ne bet ką valgiau. Ir tikrai dabar aš esu sveika, nes buvo noras gyventi, nes išsėtinė sklerozė tai tik sėdi vežimėlyje ir tampi neįgalus. Dabar Alytuje darau imago diagnostikas ir kai sujungiu tą, ką visai nesenai gavau, stuburo tiesinimą, žmonės išeina tikrai labai greitai, sveiki, patenkinti, laimingi. Labai gražius atsiliepimus rašo. Labai, ane kartą mergaitė maža ištiesinau 9 metų. Parašė, jaučiausi kaip ant debesėlio, jeigu būčiau pasivertus ant šoniuko, būčiau nukritus.